Šį vakarą turėtų būti Žalgirio komandos koziris. Jevtokas iš po krepšio pataiko sudėtingą metimą. Robertas Jevtokas skrodžia pro galinę liniją ir kabliu. Pirmuosius taškus. 12 sekundžių. Jankūnas laisvas. Pataiko. Metimo kaina lygiai ta pati. Ne vienas Kauno žalgirietis gali iššauti iš Vilniaus komandos. Bet kas gali iššauti, bet kas. Popovičius įžaidžia kamuolį. Palieka už savęs Bobrauską ir pelno 5 tašką. Kaip Juanas Karlosas Navaras. Persikėlęs iš Šiaulių. Mindaugas Kuzminskas rungtyniauja neblogai. Šeimininkų turima persvara. Rašičius pelnė jau 5 taškus. Tadas Klimavičius. Jo puskablis, kamuolys krepšyje. Galingai dabar sužaidė Žalgirio komandasis be taškų. Dar kartą 2 prieš 2 žaidžia žalgiriečiai ir Paulius Jankūnas. Firminis jo metimas. Nuo lentos pataiko Paulius. Kalnietis įsirašo pirmą rezultatyvų perdavimą. Na, o Žalgirio komandos kraštas šiame susitikime pelnė 5 tašką. Ir pasivijo Marką Popovičių. Katelinas iš toli netaikliai. Ima kamuolį Popovičius, jo aštrus perdavimas į priekį ir lyg per treniruotę dabar žaidžia Žalgiris. 3 perdavimai, beveik nėra driblingo ir iš karto 4-0 spurtuoja kauniečiai. Jankūnas su Katelinu dirba iš priekio, per stiprus Rašičiaus perdavimas, Valančiūnas kamuolio nepagauna. Ir čia nesportinė pražanga. Nesportinė pražanga, na dabar... Buvo tas momentas, kada Žalgiris išsiveržė į priekį. Vimsas atiduoda kamuolį po krepšių buvusiam Pauliui Jankūnui. Žalgiris spurtuoja. Beje, Vilniaus Lietuvos Ryto komandos centras. Vimsas. Idealus Žalgirio komandos derinys. Delininkaitį, bet šie krepšininkai vienas kitą neblogai pažįsta. Abu ne kartą dalyvavo. Delininkaitis, Vimsas. Sonia prasiveržimas. Rakovičius vėl. Viskas paprasta. Nemato dabar, kad Sonis Vimsas lieka su Raisu ir kamuolys eina ne į kairę, o į dešinę pusę. Perima kamuolį Popovičius po netaiklaus Delininkaičio metimo. Naujos 24 sekundės, žalgiriečiams skubėti dabar nereikia. Popovičius Vimsui, Delininkaitis suklaidina Bobrauską ir antrą kartą tuo pačiu stiliumi. Prie baudos linijos, Rakovičius kamuolio negauna, Vimsas. Jo sudėtingas metimas iš vidutinio nuotolio taiklus. Tai yra 50% tikslumas ir pasiekė tikslą. Buvo 3 iš 6. Ir rezultatyviausi abiejų komandų žaidėjai Vilniečio ekipoje. 13 taškų surinko Aleksandras Rašičius. Nepavyko, keičiama atakos kryptis į dešinę Vimsui. Šis tiesiai į krūtinę švysteli kamuolį Bobrauskui. Tuo pačiu atsilygina Vilniečiai. Klaida į klaidą žaidžia abi komandos. Vimsas pataiko. Jau dovanoja kamuolį Kauno komandai. Kalnietis gražiai Mantą Verpstė ir įveikia dabar jis 1 prieš 1 Mindaugą Kateliną. Mantas Kalnietis įsirašo pirmuosius taškus šiame susitikime. Pabaigos dar kartą Kalnietis naudojasi tą pačią kamuolio varymo techniką. Atlieka Verpstė ir čia idealus Tomo Delininkaičio perdavimas Milovanui Rakovičiui. Žalgirio komandos fanų armija kyla į viršų. Robertsas iki galo. Puskablis kairė ranka netaiklus. Rakovičius ima kamuolį. Iškart į priekį. Delininkaitis, Kalnietis, Klimavičius. Galima žaisti toliau. Ir Manto štai toks sprendimas. Minutė iki 3 kėlinio pabaigos. Dainius Šalenga laisvas. Iš toli meta taikliai. Aleksandras Žikičius nesupranta, ką dabar turėjo gynyboje veikti Bredas Niulis. To reiktų klausti paties Australo. Šalengos tritaškis ir +1 Žalgirio komandos nauda. Vėl daug judėjimo prie tritaškio. Valančiūnas. 7 sekundės iki atakos pabaigos. Rašičius. Veržėsi dabar pro Rakovičių, tiesiai į rankas Delininkaičio atiduotas kamuolys Šalenga, Kolinsui, šis iš po krepšio, po Dainiaus Šalengos perdavimo pelno. Savo šansą prie tritaškio, Kolinsas imasi iniciatyvos. Veržėsi baudos aikštelė, Jankūnas iš toli, meta taikliai, Paulius Jankūnas pataiko dabar, pelno 15. Rašičius. Popovičius išlieka su Rašičiumi. Katelinas, 3 sekundės iki atakos pabaigos. Rašičius.
Turėjo mest Aleksandras Rašičius, nematė dabar Lietuvos. Vėl vieną iš dviejų baudų pataiko Vincas Jankūnas, ima kamuolį po varžovų krepšių. Naujos 24 sekundės. Raistas Seibutis, Steponas Babrauskas po ilgos pertraukos, Jonas Valančiūnas, Mindaugas Katilinas. Rytas vėl bando žaisti gynyboje aikštę. Babrauskas išvengia pražangos. 7 sekundės iki atakos pabaigos. Delinikaitis pataiko trečią kartą tuo pačiu. Kauniečių ataka. 2 minutės ir 7 sekundės. Iš toli taikliai meta Tomas Delinikaitis. Ketvirtojo kėlinio didvyris Kauno komandoje. Kibi Lietuvos Ryto gynyba. Iš toli Mantas Kalnietis meta taikliai. Ir tai gali būti lemiamas šio mačo momentas. Gynybos sutvarkė Jono Valančiūną ir tai bus galima paminėti kaip vieną pergalės veiksnių. Taigi, kauniečiai iškovoja pergalę 82-72 ir lieka vieninteliai LKL pirmenybėse šį sezoną dar nepatyrę pralaimėjimo kartelio.